Ko tikitės parodoj? Naujovių. Kažkokie nauji atvejai sutikti. Atvejai naujo. Sveiki, mano vardas Darius, su manimi yra Povilas. Iš Bayer. Ir šiandieną mes turim dvi misijas. Tai Povilo misija yra kokia? Pristatyti Bayer standą ir ateinančias naujoves į mūsų rinką iš Bayer kompanijos. O mano idėja yra parodyti technikos naujoves ir dar pasižiūrėti, su kuo galima pasėti Bayer Dekalb rapsą. Paroda yra didelė, labai daug stendų, daug visko, tai nežinau, kaip čia mums seksis, tai likit įsijungę ir pasižiūrėkit, kaip mums sekėsi. Šitas dronas ne visada gali klausyti operatoriaus, sėdinčio ant sofos ir rodančio jam skristi į lauką. Kas čia ant stogo miegojimo palapinė? Traktorius, kuris laimėtų grožio konkursą Indijoje. Ir šis traktorius iš Austrijos gamyklos važiavo savo eiga į Hanoverį. Tai jis išskirtinis turbūt savo širdimi. Sijas čia 42 metrų. Atrodo kaip piktas banginis. Vadinasi, aš dirbu tiek, kiek man reikia. Nors ir būsit įkalnėje, kabina visą laiką išliks tiesiai. Visi varo 6, priekis galas vairuoja. Šitas modelis bus pilnai gaminamas Suomijoje. Dekalbo rapsą geriausiai yra sėt su John Deere sėjamąja. Aš jau nebekalbu apie dizainą, čia kiekvieno ūkininko žmona norėtų, kad jos vyras pirktų tik tai tokius traktorius. Dekalbo rapsą geriausia sėti su naujaja Bednar Matador juostinė sėjamąja. Į šitą purkštuvą gali piltis 3 skirtingi herbicidai. Jis gali pats atvažiuoti pas tave, jeigu pašauksi, atvažiuok pas mane. Šitam lygių nėra. Bet esminis pagrindinis dalykas, kad dingsta visi klipsai. Jeigu ūkiškai už šitos barankos yra viskas sudėta. Kas čia per šienapjuvę? Čia ne šienapjuvė, čia purkštuvas. Tėti, ko tu žiūri į tas geležis? Field View. Ką reiškia Field View? Yra tokia speciali technologija, kurta Bayer ir veikianti yra jau Amerikoje, testuojama Europoje. Šiuo momentu yra testuojama Lenkijoje. Galvojam ir apie mūsų šalį greitų laikų ir apie Baltijos šalis. Tai yra sistema, kuri diegiasi į kombainą. Tai yra bendras projektas Bayer kompanijos ir technikos gamintojų, kur statosi toks specialus davikliukas į paruoštą konsolę. Jisai kaupia visą informaciją ir galima metą iš metų sekti laukų istoriją, žiūrėti, kokios problemos buvo, ką galima pataisyti kitais metais, pasirinkti produktus. Dar jisai kaupia tą patį gautą derlių iš hektaro, kaip pavyzdys. Begalė informacijos, tikrai įdomus dalykas, nes visa informacija iš lauko vienoje vietoje, viską galima rasti. Tarp kitko, jisai turi informaciją ne tik derliaus arba, sakykime, to pačio drėgnumo grūdų ar kažko kito, bet jis lygiai taip pat kaupia informaciją ir apie tą patį NDVI indeksą lauke. Realiai visą informaciją turi. Yra 2 sprendimo būdai. Vienas, tai kaip ir sakiau, kadangi su technikos įmonėm dirba kartu ir jie jau deda tą konsolę į savo naujosius įrenginius, tai yra vienas, kaip pavyzdys, sprendimas, kad jau yra sumontuota kabinoj, bet jeigu turi senesnius kombainus ir nėra sumontuota kombainė, tai perkasi tokia sistema, perkasi šitas davikliukas, perkasi kitas irgi jutiklis daviklis, kuris statosi į elevatorių, pateikia drėgnumą, kokio drėgnumo grūdai kulėse ir koks derlius iš hektaro yra gaunamas irgi. Tai šitas visas irgi pareina būtent į tą davikliuką ir viskas yra vienoje vietoje. Fainas dalykas. Tikimės, galbūt gal dar kitais metais paleist ir Lietuvoje, bet čia tik tai tikimės, matysim. Kokią kainą? Jeigu perkant atskirai būtent tam senesniam kombainui, kaip ir sakiau, tą kitą sprendimą, tai plius minus apie 5000 eurų. Čia yra iš tikrųjų appsas visas, bet kartu su tais davikliais. Jo, perkasi visa programa. Apie šitą programą galima daug informacijos sužinoti internete. Jinai daug dirba jau Amerikoje su šitą programą ir labai daug yra video įdėta, kaip atrodo. Tai yra purkštukų sistema, tai yra sistema, kurią galima įdiegti esamiems purkštuvams, stebėti, kaip purkštuvas veikia, pažiūrėti tikslų išpurškiamą produktų kiekį, sakykime, lašiukus į kvadratą. Rodo ekranėlis, kaip matyti, rodo ekranėlis, tarkim, kaip pavyzdys išjungia vieną purkštuką ir įsijungia šitas, kaip pavyzdys, vidurys. Ta prasme, galima reguliuoti purškimus. Tai yra labai svarbu kalvotoms šalims, tokioms kaip Italija, kur daug ūkininkauja, sakykime, kalvotose vietose, dėl to, kad gali tiksliai labai valdyti purkštuvą ir visą išpurškiamą kiekį. Tai gan įdomi sistema ir jinai yra veikianti jau
rinkoje. Kas čia per šienapjovę? Čia ne šienapjovė, čia purkštuvas. Tai, žodžiu, yra tokia nauja sistema, tai yra tikslusis purkštuvas. Šitam purkštuve sumontuota daug lazerių, daug skanerių, skanuoja žemę. Kaip pavyzdys, va čia parodyta, skanuoja piktžolės, jas atpažįsta ir tiksliai nupurškia. Ta prasme, į šitą purkštuvą gali piltis 3 skirtingi herbicidai ir atskirai pilasi vanduo. Ir kiekvienai piktžoliai pats purkštuvas parenka reikalingą herbicidą ir nupurškia reikalingą piktžolę reikalingų herbicidų. Kaip žinom, labai svarbu yra tvarumas, saugoti gamtą. Tai čia yra vienas iš sprendimų, kaip tą padaryti. Dėl to, kad kai kurie geri produktai planuojama juos uždrausti ES. Tai yra idėja, kad tuos vadinamus labai kenksmingus pesticidus vėl atgaivinti. Tai vienas iš būdų yra tas, kad naudoti būtent šitą purkštuvą, kad nepakenkite gamtai, tik tiesiog tiksliai nupurkšti tas piktžolės, ką reikia. Tai vat yra idėja, kad galbūt atgaivinti kai kuriuos herbicidus, ką jie šiuo metu ir daro. Tarp kitko, šita sistema jau yra pilnai testuojama irgi Vokietijoje. Tam tikriuose ūkiuose, jos rinkoje dar nėra, bet jie intensyviai su šituo projektu dirba. Jinai vis dar tobulinama ir panašu, kad bus ir nepigus dalykėlis. Tai va, tai čia labai stipriai apšviečia dirvos paviršių ir labai gerai atpažįsta piktžolės. Kaip pavyzdys, jeigu yra tokios piktžolės, kaip koks pašiaušėlis, sakykime, ar kokia dirsė, ar dar kažkas, ir jos yra židiniais, tie herbicidai, kurie draudžiami, bet jie yra labai veiksmingi būtent prieš šitas piktžolės, yra idėja galbūt tada prašyti atgaivinti šitos būtent herbicidus. Yra Bayerio sukurtas vėlgi appsas, kuris tiksliai atpažįsta piktžolės ir nereikia sukti galvos, vartyti katalogų daug, kažko, sakykime, kad atpažinti piktžolę. Tiesiog ją nuskanavai appse ir appsas tau pasako, kokia piktžolė. Ir aišku, pagal tai gali pasirinkti, kokius produktus naudoti netgi. Tai gera idėja. O Lietuvoje galima tokį naudoti? Šiuo momentu yra dirbama tuo klausimu, gal greitų laikų ir turėsim. Žadėt bijau, bet tikimės. Vat kaip pavyzdys čia, pasiimi telefoną, ne? Ir parašo piktžolės pavadinimą. Fainai būtų tokį turėti, ne? Geltona spalva traukia žiedinukus. Ir jeigu pamatai daug žiedinukų lėkštelėje, einam parodysiu, ką reikia daryti. Pasiimi tokį va žiedinuką kitą. Ir jeigu labai daug matai vabalų ir nervas ima, tai reikia taip daryti. Čia toks antistreseris. Vietoj kamaliuko. Vietoj kamaliuko, jo. Dar turim tokį vieną įdomų dalykėlį, tai yra Magic Trap, vadinasi. Tai tokia lėkštutė, kuri skanuoja ir atpažįsta vabaliukus. Yra speciali technologija. Mes turėjom kelias lėkšteles ir Lietuvoje. Šiais metais testavom pas ūkininkus, tai yra įkrenta vabaliukas į lėkštelę, ne? Ir yra speciali kamera čia, kuri nuskanuoja vabaliuką ir atpažįsta jį. Ir tau siunčiama 2 kartus dienoje informacija į telefoną, kur tu gauni visą informaciją, kokie vabaliukai laukuose yra ir kas kaip vyksta. Tai, žodžiu, toks įdomus dalykėlis. Čia yra kamera ir nuo saulės pasikrauna šitas daikčiukas. Tikrai įdomus, įdomiai veikia. Ir jo kaina yra 99 eurai. Taip, tu teisus. Kaip čia veikia? O į šitą sistemą įkrenta vabaliukas, ne, ir atpažįstamas lėkšteliai, o prie šitos sistemos vabaliukas prilimpa. Lipnus popieriukas ir lygiai taip pat nuskanuojama yra. Čia fainas daiktas, teko matyti gyvą. Tai kam šitas dronas? Skraidymui. Tai gerai, rimtai. Bayer kūrė tokį appsą, kur galėtų dronas nuskristi į lauką, suskaičiuoti augalus, patikrinti situaciją, nuskanuoti NDVI indeksą, kiek yra stipriai žali augalai. Kaip pavyzdys, suskaičiuoti kvadratiniam metre piktžolės padaręs nuotrauką, daug kitų dalykų. Esmė ta, kad galima šitą dalyką naudoti dvejopai. Yra 2 būdai, tai vienas iš jų yra paprastas dronas. Turim tą appsą, sujungiam su dronu, dronas pats operatoriaus lydimas nuskrenda į lauką, nuskanuoja, suskaičiuoja augalus ir tada vėliau pateikia visą informaciją tam appse. Yra kitas dalykas, įdomus tas, kad dabar Bayer dirba ant to, kad operatoriaus nereiktų, tai tam yra šitas didelis dronas, kuris viską padaro pats. Tu tiesiog appse sužymi jam taškus lauke, kuriam nuskrist, ką nuskanuot, ką suskaičiuot. Ir jis padaro viską be operatoriaus vienas. Šitas dronas ne visada gali klausyti operatoriaus, sėdinčio ant sofos ir rodančio jam skristi į lauką. Jeigu yra blogas oras, ta prasme lietus ar vėjas, koks nors stormas, kažkas, jisai neskris.
nes šitoj sistemoje yra viskas sumontuota į krūvą, yra netgi orų stebėjimo stotelė ir jis mato pats, kad blogas oras ir kaip pavyzdys jam liepi skris, bet jisai neskris dėl to, kad nepatirtų nuostolių, nesudaužytų dronų. Tai šitoj vietoj labai fainas dalykas, ateityje ūkininkas galės sėdėti ant sofos, žiūrėti gerą filmą, tiesiog appse pažymėti, kur nuskrist, ką padaryti ir dronas pateiks visą informaciją. Galės žiūrėti agroreidą? Galės žiūrėti ne tik agroreidą. Kam ta dėžė reikalinga? Ta dėžė reikalinga, nes šitas dronas, čia yra kaip jo stotelė, jisai parskrenda ant jo ir kraunasi automatiškai ir jis būna toj dėžėj. Kad dėl saugumo ta dėžė jinai užsidarinėja, ta prasme viena pusė užsidaro ir kita užsidaro, tai esmė ta, kad jis nebūtų visada atviras. Kai stovi ramybės būsenoj, jisai būna kaip dėžėj būnantis, tai yra dėl saugumo būtent, kad nepavogtų galbūt. Tai įdomus faktas tas, kad šitas appsas šiuo momentu yra paskutiniai stadijoje testavimo ir kitais metais pavasarį Vokietijoje planuoja jį pasileisti, būtent šitą Magic Scout appsą sistemą. Tai tikimės, kad ir pas mus greitai pareis jinai. Tai va. Man tinka? Labą dieną, traktoristė. Labas, man tinka? Kaip vyra šiemet, kaip derlius? Palauk, reikia dizelio užpildarą. Žinok, galėčiau čia praleisti kokias poras dienelių. Šiaip, faina būtų. Reiks pasiprašyti pas ūkininkus, gal duos pagult kada. Kokios markės kombainą vairuojat? Raudona. Tai jei rimtai kalbant, čia tikriausiai keisas. Na, pažiūrėkime. Kur einam dabar? Nu, einam pažiūrėti traktorių. Žinai, kaip pasakytų mano dukra, tėti, ko tu žiūri į tas geležis? Sveiki! Neseniai įsigijote Propulse, Komplet ar kurį kitą Bayer produktą? Nepraleiskite progos ir atsiimkite jums priklausančią Bayer dovaną. Keliaukite į cropscience.bayer.lt ir paspauskite ant akcijos reklaminio skydelio. Prisekite pirkimų kopijas po vieną arba iki 10 vienu metu. Nurodykite įsigytų produktų kiekius ir pažymėkite langelius po anketą. Mes susisieksime su jumis dėl jūsų dovanos. Kaip Rimai jums šitas kombainas? Eik, tu pasaka, darelį, čia nėra lygių. Bet kaip atkėdėrio ilgis, ne? Nematau galo, susilieja į horizontą. Aišku, čia taupydami vietą, kadangi brangi yra ta žemė agritechnikoje, tai šiaip maksimaliai 18 metrų galima komplektuoti. O šiandien čia koks yra? Čia 15 metrų. McDonald's. McDonald's. Auksinis McDonald's. Daug komentarų girdėjau, kodėl kombainas ant ratų, ant vikšro. Ratinis vien dėl to, čia vėl ir transportavimo, kaip sakyti, klausimai, dėl to, kad reikėjo padaryti labai greitai, labai operatyviai. Bet čia daugiau, vadinkim, šiandieninis toks yra, kaip ir mes juokavom, kodėl ant ratų. Jeigu būtų ant vikšrų, tai iš vis būtume nesulaukę klausimų. Tai bent tokį klausimą sulaukėm iš parodos lankytojų. Taip, jokių problemų, net ir patartina tokį kombainą turėti vikšrinį. Jeigu taip atvirai, tai čia būtų kiekvieno Lietuvos ūkininko svajonė. Be abejo, tą svajonę mes galėsim jau atvežti ir pristatyti gyvai kitų metų sezone. Lietuvoje važinėsi šitas kombainas. Jeigu jau norėtų kažkuris, kaip sakyti, įsigyti, tai bus 25 metų sezonui. Mes nemėgstam labai girtis, bet šitam lygių nėra. Čia yra Sabonis pagal krepšinio terminus. Akcentuojam našumą, nuostolių, kiek gali kombainas turėti. Tai čia viskas yra taip sudėta, kad čia matyti ir 120 tonų į valandą ne problema su 0,002% nuostoliais. Absoliučiai čia yra fantastika. Mes patys esam dar, kaip čia sakyti, medaus mėnesį su New Hollandu. Potencialas yra žiauriai didelis. Jaučiam iš susidomėjimo, iš užklausų. Koks variklis čia po kapotu? Variklis tai yra dizelinas, ne elektrinis, ne dujos. Pats didžiausias kursorius, tai vėl tai yra New Hollando šeimos dalyvis. Bet niekada nereikėtų akcentuoti karkliai, galingumas, mes sakom našumas.
ką kombainas gali padaryti į valandą ir kokie nuostoliai. Be abejo, New Hollandas vėl garantuoja servisą. Kombainas nestovės bet kokiu gedimu, tai bus garantinis, pogarantinis, draudiminis kažkoks, negali stovėti 24 valandas ir ilgiau. Reiškia, turim reaguoti. Ar tai joninis, ar tai žolinis, ar šeštadienis, sekmadienis po pietų, viskas, 24 įsijungia, reakcija vyksta iš Z-delgamo. Praktiškai pagal tą monitoringą gamykla seka tos kombainus ir šitas, jeigu, sakau, daro ten 1000 į dieną, ne, tonų, tai įsivaizduojat kokie kiekiai. Tai tas kombainas, turėdamas galimybę 3 savaitės, 4 savaitės per sezoną, kiekvieną valandą tai yra didžiuliai pinigai. Super. Lipsime viduje. Žinoma. Patogu? Sako, klausimas apie patogumą. Nepatogu, kai yra vaikai kaimyną panašus. Šitą žinau. Patys mato, tai čia ir navigacija, GPS, tikslus vairavimas, savikontrolė pačio kombaino. Visi tie technologiniai proveržiai, visos inovacijos yra va čia. Jeigu ūkiškai už šitos barankos yra viskas sudėta. Kokių dar naujienų turi New Hollandas? New Hollandas labai akcentuoja iš tikrųjų atsinaujinančius arba keičiant iškastinį kurą, tai parodoje matom elektrinį traktorių, matom CNG. 2 traktorius pakėlė, kur mes čia buvom sustrigę su galingumu, tai šiai dienai New Hollandas pristato ir CNG 270 arklio galių traktorių, taipogi LNG, suskystintos dujos, suskystintas metanas. Be abejo, vėl, jeigu kalbėti apie serijinį gamybą šitų 2 traktorių, tai 25 metai, kur turėtumėm fokusuotis. Metų 3, 4, max 5 tikrai proveržis bus. Tai New Hollandas šitoje vietoje tas sustainability, našumas, efektyvumas, būt draugiškas gamtai, tikrai atitinka Litagros kriterijus, mes irgi lygiai taip pat akcentuojame, mes mylim gamtą, mylim kas mus supa, dėl to mes negalim būti kažkokie išskirtiniai, mes žingsniuojam tikrai, kaip sakyti, kartu, pakeliui. Tai ką man tai turit pristatyti Vederštato stende šiandien? Turim nemažai naujienų, faktiškai turim stende 17 mašinų. Jeigu pažiūrėtumėt į visur, į bet kur aplinkui, tai yra visos naujos mašinos. Tai nėra ne vienos mašinos, kuri būtų kažkas neinovuota, neatnaujinta, nepadaryta. Bet aišku, turim išskirtinių mašinų. Ilgiau buvo laukta ta pati mašina kaip Sidhokas, tai va Sidhoką pagaliau turim pristatėm parodoj, kurią turėsim pirmą nautilinę sėjamą, sakykim taip, prieš tai gamindavo tik tai Kanadai, gamindavo plačias, nuo 12 iki 24 metrų. Didžiulės, iki mūsų ūkiam galbūt, kaip ir per plačias, per didelis, ir dabar pristatysim nuo 24 metų rudens, galėsim jau užsakinėti, pristatymą padaryti 25 metų pavasarį 6, 8 ir 9 metrų Sidhoką. Tai va, Sidhokas yra gerokai atnaujintas, atsinaujino visiškai pati kaip mašina, buvo sukurta visiškai nuo nulio, kaip aš sakau, nuo rėmo iki naujo bunkerio, tai turėsim naują didelio našumo, 7000 litrų, su nauju Phoenix, sakykime, įsijimo mechanizmu ir sistema mes galėsime tiek trašas, tiek sėklas užpilinėti, kaip mes norim. Tai neturės jokios įtakos, kad tik būtent prieki gali būti trašos, galia sėklas. Dabar galėsim, sakykim, dėti ar traša sėkla, ar sėkla traša, tai galėsim labai daug skirtingų variacijų. Ir aišku, pagrindinis dalykas, kas atsirado šį sėjimą, atsirado atpjovimo diskas, nes jis reikalingas, kada sėjam tarpinius augalus, kada sėjam į kvietieną ar mėžieną, tai pirmoje vietoje eina atpjovimo diskas, po to eina trašos, sėja ir iš galo prispaudimo ratukas. Tai šitoje vietoje mes turim labai tolygų įterpimą, nes tiesioginė sėja ko reikalauja? Reikalauja tikslumo, reikalauja preciziškumo, kad būtų kuo geriau įterpta, kuo geriau įterpta ir kuo geriau padarytas visas sėklos ir atlikti darbai. Mes labai tikimės, kad pavyks gauti šitą sėjamą kitais metais, galbūt ant kitų metų rudens, vešim, rodysim, demonstruosim, pristatysim. Sekanti mūsų naujiena tai yra Proceedas, Proceed VS. 24 metų spalio mėnesį jau bus galima juos užsakinėti, o 25 metų pavasarį labai tikimės jau gauti Lietuvą. Irgi yra pažadėta, galbūt gausim kaip ir demo versiją, tai labai tikimės sulaukti. Jeigu kažkas nepasikeis, tai va, už šiuo metu yra sėjamoji bandoma 5 šalyse, matysim, kas bus. Ką reiškia top-down e-service? Tai va, tai ateiname mūsų seną naują padargą, kaip ūkininkai jau kalba, iki mūsų klasikos. Vis galvodom kiekvienais metais, ką per 20 metų dar gali vis atnaujinti. Ir pasirodo,
galimybių spektras yra labai platus. Galim ir naujant. Norim labai pasidžiaugti ir pristatyti, kad top-downas atsiranda su e-serviso kontrolė. Ką tai reiškia, to jums paaiškinsiu. Tai jeigu einant iš eilės iki padargą žiūrintis yra lygiai tas pats, tai yra 2 eilės diskų, 3 eilės nuragų, išlyginus lėkščias tankinimo volas. Bet esminis pagrindinis dalykas, kad dingsta visi klipsai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nuo šiol padargo galima dirbti labai preciziškai, labai tiksliai kaip ir su visomis mūsų mašinomis. Ar tai būtų mūsų tempo siejamoji, siejamoji paprasta Spirit ar Rapidas. Viską su visais padargais, su šiuo mes galim daryti ir dirbti tiek, kiek mums reikia, kiek reikalauja. Jeigu pažiūrėtume šitoje vietoje, kaip pavyzdys, jeigu mes Lietuvoje darome žemės tyrimus, tai mes šiol darydami žemės tyrimus galim paimti ir galvanometrinį dirvožemį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes turime laukuose dirvą nuo smėlio durpės iki molio ir kaip pavyzdys, sakykim, paimkim, tegu būna čia daleiskim, čia tegu būna smėlis, čia tegu būna vidutinis dirvožemis, čia tegu būna molis. Tai vadinasi, kad aš galiu patį padargą sureguliuoti skirtingose gyliuose ir dirbti, koks yra poreikis. Tai reiškia, kad atvažiavęs su padargu, sakykim, šitoje vietoje, aš galiu su pačiam padargu susireguliuoti skirtingus gylius. Turint navigacinę sistemą, įvėjus į siejamus nustatymus, aš šitoje vietoje ką matau? Matau diskų dirbimą, matau nuragų dirbimą, išlyginamų lėkščių ir tankinimų volą. Ką man tas dalykas suteikia? Man suteikia dirbti tiek, kiek reikia, kaip minėjau prieš tai, kaip rodžiau. Jeigu, sakykime, aš važiuoju ir dirbu, daleiskim, smėlis, jeigu būna uždėtas 21 cm, 20 cm tegu būna, sakykime, vidutinė žemė, technologinis ir galulukis. Tai reiškia, kad aš galiu susikelt slėgį į nagus, koks yra poreikis, daleiskim, nuo 200 iki 700 kPa, aš galiu gylį pasidaryti skirtingą pagal savo dirvą ir aš galiu atskirai sureguliuoti volų spaudimą. Tai toj pasiekoju, kad atvažiavęs į lauką, vadinasi, aš dirbu tiek, kiek man reikia. Nebedirbu nei per giliai, nei per sekliai. Operatorius tiesiog sėdi, pasijungęs navigacinę sistemą ir stebi lauke važiuojantį patį dirvožemį, kada jis važiuoja ir jis mato, kokiu giliu dirba, čia va gilis bus ir va čia va keisis. Gana dirbti. Mechaniniu būdu dirbkim išmaniai. Ir dabar atvažiuos? Jo, jis dabar atvažiuos, jo, į šitą vazoną ir čia stebėkit pasikeis darbinis gilis. 26 cm. Išvažiuojame kitą dirvožemio tipą. Žalia. Jo, žalia. Vėl pasikeičia gilis automatiškai. 29 cm. Tai va šitoje vietoje, kaip ir minėjau, galima mes keisti tuos gilius ir taip toliau. Jeigu mes matom, kad kažkurioje vietoje mums reikalingas ar didesnis patankinimas, ar mažesnis patankinimas, tiesiog mes galim sumažinti slėgį patys automatiškai. Smart. Tai va, smart. Viskas eina smart. Ir kaip aš sakau, koks geriausias dirbimas reikalingas šiandienai smart dirbimas. Būt reikia išmaniam visapusiškai, tai va. O su kuo pasėti rapsus dekalbo išmaniai galim? Klauskit Alvydo, jis geriausiai žino. Tai klausimas Alvydai, su kuo dekalbo rapsą sėti? Tai aš manau, iš tikrųjų geriausiai būtų sėti su tempu, ką norime pristatyti tempu. Šituo atveju turim tarpuilį 45, tiksliai paimam po vieną grūdą, vienodais atstumais, vienodais tarpais, vienodą precizišką gylį pasiekiam ir gražiai pasėjam. O rapsas, kaip žinom, iš tikrųjų nemėgsta konkurencijos ir mėgsta tikslumą. Tai va ir turim tikslumą, greitį, plotį ir patogumą. Dangi pradėsit elektriniais traktoriais prekiauti? Taip, kaip ir visada turim kasmet naujienų. Tai šiais metais Case IH kompanija pristato elektrinį Farmal ir svarbiausia tai ne tik elektrinis, tai taip pat autonominis traktorius. Šis traktorius gali būti valdomas planšete. Jis gali pats atvažiuoti pas tave, jeigu pašauksi atvažiuok pas mane ir žinoma gali dirbti autonomiškai. Tai šis traktorius 4 valandas gali dirbti vien tik tai ant baterijos, greitai pasikrauti per 1 valandą ir vėl toliau dirbti sekančias 4 valandas. Tai puikus sprendimas tiems, kurie nenori turėti kuro, nori naudoti tik tai švarę saulės energiją ir turėti ramius gyvūnus, pavyzdžiui, ir švarę aplinką. Case IH stende šiandien turim labai daug naujienų. Kalbam apie elektrinį, kalbam apie galingiausią Quatrack traktorių, kuris yra galingiausias rinkoje ir pirmieji 2 modeliai yra čia Agritechnikoje. Taip pat mes turime teleskopinį krautuvą FarmLift, naujas modelis 742, kuris netrukus pasirodys ir Lietuvoje. Visa ši technika, visi nauji sprendimai yra susijęti vienas su kitu. Reiškia, visa informacija keliauja į cloudą ir mes turime Connected Room, mes turime sistemą, kuri leidžia gamintojui, dileriui ir atstovui matyti jūsų techniką, nuspėti gedimus
ir prevenciškai apsaugoti nuo to, kad jis visiškai turės sustoti laukuose. Lidar sensorius, kas leidžia kertuotų kitkų presui reguliuoti traktoriaus važiavimo greitį pagal pradalgės plotį. Jeigu pradalgės, sakykime, matom šiaudų daugiau, presas prilėtina. Jeigu mažiau, traktorius yra pagreitinamas. Viskas vyksta automatiškai. Toliau mes turime, aišku, sidabro medalį prie kombainų. Šioje vietoje mes matom ant pjaunamųjų daviklius ir šie davikliai skenuoja priekyje kombaino pasėlį. Ką tai duoda? Jeigu mes turime automatinį reguliavimą kombaino greičio, visų kitų nustatymų, mes visą laiką apkrovą pamatom tik tai, kada masė patenka į nuožulnę kamerą, kai ji patenka į kombainą. Šiandien dienai su šiais davikliais mes galime matyti, kas ateina prieš kombainą, kiek yra tankus pasėlis ir tai leidžia automatiškai greičiau reaguoti kombainui ir greičiau padidinti našumą arba, sakykime, sulėtinti greitį, kad išlaikyti kombainas neužsikištų ir pasiektume maksimalų rezultatą. O pabaigai, kaip visada dariau, pakviesiu šiek tiek įdomumo. Pavyzdžiui, ši Puma 175 modelis, jisai specialiai yra apklijuotas MotoGP atributika ir šis traktorius iš Austrijos gamyklos važiavo savo eiga į Hanoverį. Tai visas šias naujienas ir dar daugiau galėsite pamatyti Lietuvoje artimiausiu metu, ateinančiais metais, jeigu apsilankysite Lietuvos Baltic atstovybėse. Tai su kuo Skirmantai geriausiai sieja Dekalbo rapsą? Dekalbo rapsą geriausia sieti su naujaja Bednar Matador juostinė sėjamąja dėl to, kad sėjamoji turi plačiai stovinčius noragus. Tai reiškia, kad mašina dirbant didelėje masėje neužsikiš. Svarbus dalykas – kopijuojanti centrinę transportinę važiuoklę ir be abejo galimybę pakeisti sėjos pločius. Tai kokią čia naujieną turit pristatyti? Didžiausia naujiena Massey Ferguson stende ir fiziškai, ir laukiamumo prasme. Po visų Massey Ferguson S serijų atsiradimo pagaliau ir didieji traktoriai turės vieno skaičiaus modelio pavadinimą. Tai yra 9S ir sekantis skaičiai tai yra traktoriaus variklio gale be galios valdymo. Tai 9S nubrėžė naujas gaires į išmanų ūkininkavimą. Jau ir prieš tai mūsų turėti traktoriai buvo pakankamai išmanus, tai visos šiandien galimos technologijos jau yra galimos 9S su pilnai automatizuotu autonomiškumu traktoriams, su sekcijų kontrolėm, su kintamos normos valdymu. Jeigu turit net ir 3 ar 5 skirtingus bunkerius, galit skirtingą normą sėti, trešti, uždarinėti sekcijas. Mes turim didžiausią modelį 425 arklio galių, mažiausias yra 285, tai tarp 6 modelių kiekvienas ūkis tikrai gali pasirinkti tai, ko jam reikia. Be pakopė dėžė, tilto, nepriekaištinga kabinos amortizacija ir erdviausia, geriausiai matomumo turinti kabina rinkoje šiandienai su pusiau rėminiu didžiausio apsisukimo, mažiausio spindulio traktorium, aš manau, mus leis pasiekti ir tuos ūkius, kurių negalėdom, sakykime, pasiekti galbūt su 8-7 serija, nes buvo tam tikrais atvejais ir galios poreikis didesnis ir pilno automatizavimo sistemos integruotos į traktorių. Aš jau nebekalbu apie dizainą, čia kiekvieno ūkininko žmona norėtų, kad jos vyras pirktų tik tai tokius traktorius ir prie jo raudonus, gražius aukštakulnius. Taip pat labai didelė naujiena, kad su 9S serijos traktoriaus pristatymu ir 8S serija nuo dabar galės turėti integruotą slėgio reguliavimo sistemą. Aišku, turim žemaslėgės padangas ir slėgio reguliavimą iš traktoriaus kabinos, tiesiai iš traktoriaus Datatronic valdymo terminalo. Galinė šis integruota, priekinė šis yra per sparną. Jeigu poreikis yra nenaudot, tarkim, transporto darbuose, greitos jungtis, užsidedam, užsifiksuojam žarną ir turim saugų transportavimą net ir siaurais keliukais, nenubrosdinant per medžių šakas ir nenuplešiant šlangų. Tai yra 2 variantų kompresoriai, kur galit pripūsti labai greitai padangas arba pamažiau. Su kuo man tai geriausia sėti Dekalbo rapsą? Dekalbo rapsą geriausia yra sėti su John Deere sėjamąja. Kodėl? Nes ji yra universali sėjamoji, kai mes galime sėti į skustą dirvą, į išdirbtą po rimo dirvą, bei galime pasėti tiesiai į ražieną.
jeigu mūsų, aišku, ražiena yra paruošta. Taip pat ši sėjamoji yra gaminama nuo 1995 metų, norėčiau priminti. Realiai dizainas daug ko nepasikeitęs, tik tai, kad prieš 3 metus yra atnaujinti Pro serijos išsėjimo mechanizmai. Kai matot, ši sėjamoji yra labai paprasta. Iš esmės mes turim rėmą, turim bunkerį, bet pagrindinis širdis šios sėjamosios yra šie Pro serijos amerikietiški išsėjimo mechanizmai. Jie yra labai tikslus ir turi labai didelę išsėjimo galią, kai gali įpjauti netgi ražieną. Mes turim labai aštrų atpjovimo diską, kuris mums atpjauna dirvą. Turim patį išsėjimo noragėlį, kur paduoda sėklą. Mums labai tiksliai kiekvienas noragėlis, reguliuojant su šiom rankenėlėm, reguliuoja aukštį viso ratuko, kuris išlaiko mums kiekvienam noragėliui gylį. Bei užžeria dirvą 2 vietose. Tai yra prispaudžia pačią sėklą, kad jinai neiššoktų, bei iš šono užžeria ir užspaudžia, kad turėtų tikrai gerą kontaktą su dirva. Tai ši sėjamoji yra #1 nautilinė sėjamoji pasaulyje, nes lygiai tokius pačius išsėjimo mechanizmus jūs gaunate pirkdami netgi Amerikoje. Su kuo tą sėjamą traukti? John Deere sėjalką reikia traukti tik su John Deere traktorium. Šiai sėjalkai mums pilnai užtenka netgi 155 arklio galių prie 6 metrų darbinio pločio sėjamosios. Svarbiausia būtų, kad tai būtų John Deere traktorius, žalias, su geltonais ratais, bei automatiniu vairavimu. Kitaip nesisėja niekas. Vytautai, ar galima su šito purkštu purkšt Bayerio input? Laisvai. Tai yra naujutėlaitis, ką tik iškeptas šviežiai, pirmą kartą parodoje rodomas Pantera 7004 modelis su 7000 litrų talpos rezervuaru. Bet va tūkiškas žmogus, atsidarė, pažiūrėjo ir viskas, ramiai, susitvarkė reikalas, yra siurblys, yra geras siurblys. O tai kam čia tų lempučių tiek daug? Purkštuvė yra integruota išmanioji Select sistema, kur kiekvienas purkštukas individualiai gali atsijungti. Todėl nelieka jokių perdengimų arba nedadengimų. Sutaupoma chemija, sutaupomi kaštai, viskas vyksta ekonomiškiau. Kodėl tie ratai stovi va taip? Purkštuvė yra unikali važiuoklės sistema, kurią sukūrė Amazonė, todėl kad kiekvienas ratas individualiai prisitaiko prie žemės reljefo. Nors ir būsit įkalnėje, kabina visą laiką išliks tiesiai, horizontalio padėtyje. Tai hidropneumatinė tandeminė važiuoklė. Prikabinami purkštuvai taip pat yra su visom naujausiam technologijom. Štangų ilgis jau šiai dienai galimas iki 48 metrų. Integruota sistema Contour Control su swingstopu, kuri leidžia pilnai kopijuoti reljefą tiek V formą, tiek įkalniai, tiek nuokalniai, bei neleidžia horizontaliai švytuoti sijoms. Amazonės gama yra labai plati, todėl galima pasirinkti purkštuvą pagal savo ūkio dydį. Nuo 3 kubų X modelio iki 12 000 litrų. Visi prikabinami purkštuvai iki 7 kubų yra su viena ašimi, o 12 kubus turi 2 ašis, kurios abi gali būti vairuojamos. Mariau, turit naują kvatraką ir kuo jisai išskirtinis nuo senesnio? Tai jis išskirtinis turbūt savo širdimi, nes tai yra beveik 16 litrų variklis. Tai yra vienas iš didžiausių atnaujinimų. Paskui jisai, kadangi daugiau galios turim, tai jisai turi atnaujintą vikšrinę važiuoklę. Vikšrai ne tik ilgesni, bet ir visa vikšrinė sistema yra nauja. Taip pat turim atnaujintą pavarų dėžę didesniai galiai. Taip pat apšvietimas yra daug galingesnis nei prieš tai buvęs. Ir pačioj kabinoje yra daug atnaujinimų, tai yra kas susiję su garsų sistema. Tai kabinoje turim daugiau garsų. Bet garsas yra ne iš variklio, ne iš išorės, bet garsas iš muzikos sistemos. Turim daugiau galios, tai reikia ir daugiau kuro. Tai yra kuro bakas kažkas tai apie 2 tonas jau šitas talpinantis. O kaip padargu jam ras, ką prie jo prikabinti? Kvernelandas pagamino kaip tik 12,5 metrų skutiką. Tai jis bus pats tas. Kokias naujienas Valtra pristato šiemet parodoje, Jonai? Turime naujausią S seriją, kurią po to įsim parodyti, bet šiaip turim visą gamą traktorių nuo 80 arklio galių iki 420 arklio galių. Tai einam parodysiu seriją, kur yra naujiena iš Valtros pusės ir kurią greičiausiai gausime tik tai kitų metų rudenį. Tai
follow me. Mūsų naujiena yra S416 modelis. Jisai turi 420 arklio galių. Naujausias gaminys realiai bus pagamintas Suomijoje. Atrodo kaip piktas banginis. Visos naujausios inovacijos eina į šitą traktorių. Kuom šitas traktorius yra išskirtinis apart to, kad labai gražus? Tai yra naujausios technologijos sudėtos į jį. Apie jas plačiau čia galim šnekėti, bet mes anksčiau turėdavom maksimum 390 arklio galių. Dabar šokom į segmentą 420 arklio galių. Valtra matė daugiau, kad reikalavimas yra arklio galių augimui. Tai Valtra reaguodama į tai padarė visiškai naują gaminį, kurį iš Prancūzijos Massey Ferguson gamyklos, kas ir yra AKO grupiai priklausantis, perkėlė gamybą į Valtrą, tam, kad vietoj 300 per metus tokių traktorių gamintų apie 500-600 vienetų. Šitas modelis bus pilnai gaminamas Suomijoje, realiai made in Finland. Mindaugai, su kokiu purkštuvu galim purkšti pro pulsę? Žinoma, su Damanu. Turim nuostabią gamą, didžiulę gamą naujienų Daman stende. Turim 20 kubų prikabinamą 3 ašių purkštuvą. Pažiūrėk, koks ilgis. Sijos čia 42 metrų. Galima iki 8 uždėti sijas. Čia turim įdomią tokią sistemą, kuri seka eilutes automatiškai. Žodžiu, važiuojant purkštuvui, purkštukai seka tiksliai eilutes. Nuo to mes taupom chemiją, nes purškiam ten, kur reikia. Mes purškiam eilutes, o dabar galim purkšti kiekvieną augalą. Kiekvieną augalą mes galim nupurkšti idealiai ten, kur reikia. Mes galim parinkti, kokį intensyvumą augalą aukščio norim purkšti. Ir galim parinkti, kurias kultūras norim nepurkšti, o kurias norim nupurkšti. Tai šita sistema turi ant 36 metrų išdėliotas kameras, turi infraredinį pašvietimą, tai reiškia, mes galim dirbti ir naktį. Dėka šios sistemos mes galim sutaupyti ne 70% cheminių preparatų. Ateitis tikslus, taškinis purškimas ten, kur reikia jo. Čia turim tokį specialų modelį, vadinamą Highlanderį. Jis daugiau pritaikytas kukurūzams, jo maksimali prošvaistė yra 2 metrai. Turim vieną didžiausių purkštuvų, savaigių purkštuvų rinkoje. 3 ašių daiktą, 12 kubų. Našus, visi varo 6, priekis galas vairuoja. Kokias technologijas ir inovacijas šiemet pristato Fendas? Šiemet Fend parodoje daugiausiai akcentuojamės į atsinaujinančius energijos šaltinius. Ką labiausiai norim pastebėti apie Fend markę, visa Fend ID žemės ūkio technologija yra pritaikyta dirbti su atsinaujinančiais kuro šaltiniais. Šiuo atveju kūrų pagamintų iš augalinės kilmės ar ne pagamintų kūrų. Tai tiek man gamintojo varikliai, tiek varikliai gaminami AKO Power kompanijos, jie yra paruošti ateities technologijom ir kaip be pasisuktų šios technologijos, mes jau esame pasiruošę į priekį. Šis traktorius yra pilnai varomas elektra. Fend inžinieriai elektrinio traktoriaus konceptą prasprendė paprastai, jie paėmė standartinį mūsų traktorių su vario transmisija ir pritaikė jį dirbti su elektra varomu varikliu. Realiai jo darbo valandos svyruoja nuo 4-6 valandų. Papildomai priekyje galime turėti baterijų paketą, kuris mūsų darbo valandas išplečia iki 12 valandų. O per kiek laiko pasikrauna? Traktorius standartiniai komponuoti nuo 0 iki 80% pasikrauna per 1 valandą ir jei likusius 20% įsikrauna per 4 valandas. Tai jeigu dirbat su pietų pertrauka, sustojat, papietaujat, pasikraunat tuos 80% ir puikiausiai su juo darbuojatės visą darbo dieną. Sekantis Fendo modelis, kurį pristatė šiemet ir jo labai džiaugiasi, tai 200 arklio galių 4 cilindrų mūsų 6 serijos traktorius. Esminiai dalykai tai yra naujoji Vario Drive transmisija, kuri leidžia paskirstyti varymo galią tarp 2 ašių ir varomos, jos yra nepriklausomai. Ir aišku, esminis šio traktoriaus akcentas yra 4 cilindrų žemės ūkis variklis, kuris užtikrina labai gerą ekonomiją, įskaitant ir naują kapoto dizainą, kurį matot mūsų didžiosiuose traktoriuose.
tai vadinamas bitės liemens efektas, kuris leidžia ratų pasukimą padidinti dar labiau. Tai šis mūsų traktorius yra manevringas lygiai taip pat kaip mūsų 5-tukas, o gali dirbti tuos pačius darbus kaip 6 cilindrų mūsų 7-tukas. Taip kad puikus pasirinkimas mažesniems ūkiams ir jis tikrai sutaupys kurą ir atliks visus norimus jūsų darbus. Kas čia ant stogo, miegojimo palapinė? Traktorius, kuris laimėtų grožio konkursą Indijoje. Mūsų vandeniliu varomas traktoriaus konceptas, stogo bakai yra uždėti ant stogo, tai 2 dalykai apsisaugom nuo saulės ir atbaidom visus. Tai čia kaip kaliausia veikia šitas traktorius, bet irgi turim variklį, ten galim pamatyti jį, jisai yra paruoštas kaip tik dirbti su vandeniliu. O kas čia per išradimas? Tai mūsų autonominė ateitis gali atrodyti labai įdomiai. Tai Fendas mato, ar ne, 2 būdus. Arba didelis autonominis traktorius, arba didelis spiečius mažų robotukų. Tokie robotukai jau darbuojasi ūkiuose ir jie dirba kaip mažas sėjamasis. O su tokia sėjamąja galim sėti dekalbo rapsą? Be abejonės. Tai puikus sprendimas ateityje, kur galėsim panaudoti tokiai sėjai. Kaip tau šitas medalininkas, konceptas? Tikrai vertas medalio. Kai gerai atrodo. Galim sėti, purkšt, pjaut. Ir dar trešt. Mūsų askarą galėtų purkšt. Arba kukurūzus mūsų sėti, arba rapsus. Dekalbo rapsus. O dekalbo būna dar ko? Dekalbo būna kukurūzai, kurie po biškai ateina pas mus į rinką irgi. Bet populiariausiai yra rapsai, žeminiai rapsai. Biškai klausimas, kaip, žinai, dirbtų ant kalvotų dirvų. Kai pradėjom parodą Bayer stende, taip pat čia ir baigiam. Kiek pavyko stendo aplankyti, tiek pavyko, ar ne? Kas tau labiausiai patiko? Nu, nežinau, kas nepatiko iš tikrųjų. Labai daug naujovių. Tikrai tiek iš technikos pusės, tiek iš mūsų pusės. Smagu. Turėsim ką gero pasiūlyti. O kas Bayerio stende labiausiai patiko? Bayerio stende galbūt tas naujasis purkštuvas yra tokia wow idėja. Tai va, kiek spėjom apeit, nufilmuoti, parodyti, tiek parodėm. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Palauk. Dar turiu ką pasakyti ir aš. Žodžiu, naudodamasis progą norėjau visus ūkininkus paraginti registruoti jūsų pirkimus Bayer akcijoje ir gauti už tai prizus. Tikrai pasinaudokit, prizai geri. O kaip ten dalyvauti? Kaip tai padaryti, tai labai paprasta. Registruokit savo sąskaitas už pirkimus Bayer puslapyje. Tenai su jumis susisieks agentūra, kuri vėliau pasakys jūsų turimus taškus ir leis jums pasirinkti iš Bayer prizų. Ką reiškia Bayer prizai? Arba Akropolio čekis, arba Baltic Clipper dovanų kuponas. Galėsit pasirinkti patys, ką norėsit ir už čekį, už Akropolio čekį taip pat įsigyti patys, ką norėsit. Arba iPhone'ą, arba kelionę į Tailandas. Arba kailinių žmonai. Įdėsim nuorodą į video aprašymą, o jūs komentaras parašykit, kas jums labiausiai patiko parodoj ir iki kitų kartų. Iki.